Žurnalas Times pavadino mane pagrindiniu Trumpo pastoriumi ir aš esu jo dvasinis patarėjas jau 10 metų. Kaip ir daugelis magos šalininkų, aš buvau prieš paramą Ukrainai ir buvau labai atviras šio klausimu, bet aš buvau prieš kovas ir ginčus dėl Ukrainos. Mano širdis buvo apgauta, aš buvau prieš kovą už Ukrainą, buvau prieš idėją remti Ukrainą. Kaip ir daugelis respublikonų, tikėjau, kad kova už Ukrainą buvo skirta paremti Joe Bideną ir Kamala Harris. Aš tiesiog tuo tikėjau. Ir aš tikėjau, ką man sakė naujienose, kad ukrainiečiai yra nacistai, kad ukrainiečiai yra neonacistai. Sakė, kad Azovo kariai yra nacistai. Mums sakė, kad ukrainiečiai netiki religinę laisvę. Galiu pasakyti jums tiesą. Man sakė, kad ukrainiečiai netiki Dievu. Tai yra tai, ko mus mokė. Ir tik kai atvykau į Ukrainą, kai atvykau į Kijevą, aš supratau, kad mane apkvailino. Aš supratau, kad mane apgavo. Aš supratau, kad egzistuoja toks dalykas kaip propaganda ir kad jie kyla iš konservatyvių masinės informacijos priemonių.